Lietuvoje gyvena daug plėšriųjų paukščių – paukštvanagių, vištvanagių, suopių, pelėdų, erelių, sakalų. Plėšrieji paukščiai tai labai dideli paukščiai. Jų kūno ilgis gali būti nuo 60 iki 80 cm. Sveria nuo 3 iki 5 kg. Štai čia paprastasis suopis. Suopis turi ilgus ir plačius sparnus, tvirtas kojas, kietą riestą snapą ir labai geras akis. Suopio galva maža, o sparnai pritaikyti sklandyti. Tokiais sparnais suopis labai gerai gali skraidyti tarp medžių. Skraido ramiai, dažnai ilgokai sklando. Jo platus sparnai krenta į akis. Mėgsta tupėti pavieniuose medžiuose, ant stulpų. Suopiai mėgsta miško pakraščius, pamiškių laukus, peri dideliuose aukštuose medžiuose. Tai gausiausia plėšriųjų paukščių rūšis. Atskrenda į Lietuvą labai anksti, kovo mėnesį, o išskrenda rugsėjo arba spalio mėnesį, kartais žiemoja. Mūsiškiai suopiai dažniausiai prieš žiemą išskrenda į šiltesnius kraštus ir įveikia iki 1000 km. Mūsų kraštuose žiemoja šiaurės kraštų suopiai, nors vienas kitas lieka per žiemą ir mūsiškis, jeigu yra pakankamai maisto atsargų. Suopiui reikalingas tvirtas ir didelis lizdas. Lizdą krauna aukštuose medžiuose. Pradeda veistis gegužės viduryje. Padeda 2-3 bukais galais baltus kiaušinius. Peri maždaug 34-36 dienas. Išveda tik vieną vadą. Lizde jaunikliai gali išbūti su tėvais apie 42 dienas. Toliau jie turi rūpintis savimi patys. Suopiai minta graužikais, žiurkėmis, pelėmis, kurmiais, varlėmis, stambesniais vabalais, karkvabaliais. Jis turi labai gerą regėjimą. Labai įdomu stebėti, kaip suopis pasigauna kurmį, pastebėjęs judantį kurmiarausį. Jis tankiai plazdena vienoje vietoje, po to sminga žemyn ir suleidęs nagus į išverstas žemes, sugauna kurmį, kurį vietoje ir sulesa. Savo grobį gali pastebėti net iš 3 km aukščio. Suopiams mūsų krašte maisto pakanka.